Sveiki, šiandieną papasakosime apie glaistymą ir šlifavimą. Pirmiausia, nusiglaistome siūles, varžtus ir kampus. Siūlėms ir kampams mes naudojame IGIS taktiką J. Visai plokštumai glaistyti IGIS KR. Glaistį užnešti ant sienos naudojam glaistymo volelį Storch 25 cm pločio, ženkliai pagreitina darbą. Glaistyti patogu su maždaug 45 cm glaistyklė. Darant didesnius plotus labai palengvina darbą, didesnė glaistyklė mes naudojam 80 cm. Tinkuotas sienas patarčiau glaistyti 3 kartus, gipsinės 2 kartus. Viską nuglaisčius šveičiame. Šveitimui naudojam Festool Granat P180 šveitimo popierių ir žirafą. Sunkiai prieinamom vietom naudojam šveitimo popierių ir kempinėlės 180 grubumo. Kol kas tiek ir stebėkite toliau Vaivadukų namų progresą. Do